Lazdijų rajono policijos komisariato pareigūnai sekmadienio vakarą skubėjo į Kučiūnų seniūniją, kur siautėjo ginkluotas vyras. 48 metų Lazdijų rajono gyventojas griebėsi dujinio pistoleto ir ėmė šaudyti į nepilnametį sūnų ir 42 metų savo žmoną. Birželio 7 dieną Lazdijų rajono policijos komisariate gautas pranešimas, kad apie 22:30 min. 48 metų vyriškis, gyvenantis Lazdijų rajone Kučiūnų seniūnijoje, gyvenamosiose patalpose ir sodybos kieme šaudydamas dujiniu pistoletu sužalojo savo nepilnametį sūnų ir sukėlė fizinį skausmą 42 metų sutuoktiniai. Vyriškiui nustatytas 0,3 promilių neblaivumas. Kadangi minėtas asmuo buvo agresyvus, jį sulaikant pareigūnai panaudojo elektros impulsinį prietaisą Taser. Smurtą patyrė šeimos nariai, gydomi ambulatoriškai. Galbūt yra aišku, dėl ko kilo konfliktas? Kol kas tokių duomenų neturime. Ar jums žinomas tas asmuo? Policijai šis asmuo nežinomas, jis nėra teistas. Skelbiama, jog Lazdijų rajono gyventojui nustatytas lengvas 0,3 promilės girtumas, dėl ko vyras griebėsi ginklo, aiškinasi policija. Kaimynai vyriškį charakterizuoja teigiamai, šeima gyvena tvarkingai, vyras turi nuolatinį darbą, įvykio aplinkybės tiria Lazdijų policija. Pirmadienį vyko apklausa, iki darbo pabaigos dar nebuvo aišku, kokia kardomoji priemonė bus skirta smurtautojui. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.